Sveiki visi! Šiandien atskleisime paslėptus ir sunkius įvairių Amerikos istorijos vergijoje buvusių moterų gyvenimus. Nuo kolonijinės Amerikos iki pilietinio karo, jų istorijos atskleidžia tamsią išgyvenimo, išnaudojimo realybę ir pasakojimus, kurie buvo palaidoti arba beveik pamiršti. Taigi prisijunkite prie manęs, kai visą tai ir dar daugiau nagrinėsime kartu. Prieš pradėdamas vaizdo įrašą, noriu labai padėkoti savo kanalo nariams, kurie gavo ankstyvą prieigą prie šio vaizdo įrašo. Jei norite patys gauti ankstyvą prieigą arba kitų privilegijų, tokių kaip tik nariams skirti balsavimai, įrašai ir vaizdo įrašai, būtinai pasidomėkite ir prisijunkite, jei jūs domina. Bet kokiu atveju, dar kartą dėkoju visiems nariams ir tikiuosi, kad visi mėgausitės vaizdo įrašu. Ačiū. Gimusi Vergijoje, kolonijinėje Niujorko valstijoje, Elizabeth Freeman niekada neturėjo palikti pėdsako istorijoje. Vargšė neraštinga ir pavergta, ji buvo ignoruojama vyrų, kurie reikalavo laisvės savo, bet jai jos nesuteikė. Ir vis dėlto ji padarė tai, kas atrodė neįmanoma. Ji padavė į teismą savo vadinamąjį šeimininką dėl savo laisvės. Bet kaip moteris, kuri nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, galėjo laimėti tokią bylą ir kaip jos kova sudrebino naujos tautos pamatus. Elizabeth Freeman, vėliau žinoma kaip Mam Bet, gimė Vergijoje apie 1740 metus, galbūt 1744 metų pavasarį. Tiksliai jos gimimo vieta nėra žinoma, nors kai kurie teigia, kad tai buvo Niujorko valstijoje, kur ji augo Piterio Hogebumo plantacijoje Klaverake, dabartinėje Kolumbijos apygardoje. Hogebumas, kaip rodo jo pavardė, buvo Olandų šeimos narys, kurie apsigyveno šioje Amerikos dalyje 17 amžiaus viduryje, kai Niujorkas buvo vadinamas Naujaisiais Amsterdamais ir buvo Olandijos kolonija. Ankstyvaisiais metais ji buvo žinoma kaip Bet, kas beveik neabejotinai buvo Elžbietos trumpinys. Remiantis tuo, ką žinome apie Hogebumo ūkį, ji augo namuose, kuriuose daugelis žmonių buvo pavergti. Tarp jų buvo ir jos sesuo Lizzie. Kaip ir buvo įprasta 18 amžiuje pavergtiems žmonėms, jos tėvų tapatybės nežinomos ir nėra aišku, ar jie liko tame pačiame dvare. Dėža, bet niekada neišmoko nei skaityti, nei rašyti, o ankstyvieji jos gyvenimo metai liko paslėpti tyloje, nes ji nepaliko jokių rašytinių liudijimų. Apie jos istoriją sužinome tik vėliau, kai ji pati iškilo į viešumą ir patraukė visos valstijos dėmesį. Drąsos ir precedento neturinčios teisinės kovos dėka, kaip netrukus pamatysime, ši kova pakeitė viską. 1750 pradžioje Piterio Hogebumo duktė Hana ištekėjo už pulkininko Džono Ešlio, žymaus Šefildo miestelio Masačusetse veikėjo. Bet buvo siųsta gyventi pas Haną kaip namų vergė Šefilde. Galbūt jai tuo metu buvo vos 7 ar 8 metai. Laimiai mes vis dar galime pamatyti pasaulį, kuriame ji gyveno beveik 30 mečius, nes pulkininko Džono Ešlio namas, pastatytas 1735 metais, vis dar stovi ir dabar yra muziejus. Tai 2,5 aukšto namas, turintis daug kambarių, ir pagal 18 amžiaus vidurio standartus jis būtų laikomas labai dideliu kaimo namu. Betės gyvenimas čia būtų buvęs suteltas į namų tvarkymą, skalbimą ir sunkius rankų darbus, kurie užimdavo daug daugiau laiko laikais, kai dar nebuvo skalbimo mašinų, džiovyklių, dulkių siurblių ir kitų prietaisų. Ešlių namuose Betė greitai įsitvirtino kaip moteris, kurios jos vergvaldžiai negalėjo įbauginti. Vėlesniuose pasakojimuose Hana Ešli apibūdinama kaip griežta, o viena garsi istorija teigia, kad ji pagriebė įkaitintą kastuvą, kad suduotų Betės sesei Lizzie. Ji taip pat buvo atsiųsta gyventi į Ešlių namus, tačiau prieš jai spėjant suduoti Lizzie, Betė įsikišo ir sustabdė jos smūgius. Hana padarė jai gilią žaizdą, kuri paliko didelį randą, tačiau vietoj to, kad jį slėptų, Betė vėliau jį atvirai rodė. Taip ji tarsi sakė namų svečiams, kad ponia Ešli žiauriai elgėsi su savo vergais. Šiais metais Betė taip pat tapo motina. Jos vaiko tėvo tapatybė lieka nežinoma, tačiau tradicija teigia, kad jis išėjo tarnauti Amerikos nepriklausomybės kare ir niekada nebegrįžo. Kol vyrai žygiavo kovoti už laisvę, Betė liko nelaisvėje, augindama vaiką pasaulyje, kuris jai atėmė net pačią elementariausią teisę į laisvę. Tačiau Šefilde buvo rašomi žodžiai, kurie netrukus padarys šį prieštaravimą neįmanoma ignoruoti. Elizabetė gyveno didelių permainų laikotarpiu Šiaurės Amerikoje, kol gyveno Ešlių namuose. Augdama čia, ji nuolat girdėdavo kalbas apie ilgą karą su prancūzais, kuris siautėjo visoje Šiaurės Amerikoje nuo 1754 iki 1763 metų.
Šis konfliktas baigėsi tuo, kad Britai užėmė tuomet vadintąją Naująją Prancūziją, teritoriją, kurią dabar žinome kaip Kanada, o Massachusettsas liko Britų valdžioje. Jie pat būtų girdėjusi augantį pyktį, kurį reiškė Johnas Ešlis ir svečiai susirinkę jo namuose, kai jie skundėsi didėjančiais mokesčiais, kuriuos Britų karūna uždėjo Massachusettsui ir kitoms 12 kolonijų, besidriekiančių nuo New Hampshiro iki Džordžijos. 1773 metų sausį, kai jai tikriausiai artėjo 30-ieji metai, ji taip pat būtų mačiusi didelę Massachusettso žemvaldžių grupę, susirinkusią Ešlio namuose Sheffielde, kad parengtų dokumentą, vėliau tapusi žinoma kaip Sheffieldo deklaracija. Ji protestavo prieš augančią Britų tironiją kolonijose ir teigė, cituoju, žmonija natūralioje būsenoje yra lygi, laisva ir nepriklausoma vieni nuo kitų ir turi teisę netrukdomai naudoti savo gyvybę, laisvę ir nuosavybę. Thomas Jeffersonas perfrazuotų šiuos žodžius, kai po 3 metų rašytų nepriklausomybės deklaraciją. Svarbu tai, kad regis Teodoras Sedžvikas, jaunas teisininkas, per susitikimą Ešliname parengė didžiąją dalį Sheffieldo deklaracijos. Jis netrukus vėl pasirodys Elžbietos istorijoje. Bet jei bet girdėjo ką nors apie Sheffieldo deklaraciją, kuri buvo parengta Ešliname 1773 metų sausį, ji tikrai būtų pastebėjusi ironiją. Vyrai, kurie teigia, kad visi turi teisę į laisvę ir prigimtinės teisės, rašė tas pakilias frazes, laikydami ją surakintą grandinėmis po tuo pačiu stogu. Laisvės kalba įdėjo per sales, bet jį jos neapėmė. Tana. Tačiau artimiausiais metais ji nuspręs patikrinti, ar tie žodžiai išvis ką nors reiškia. Sheffieldo deklaracija buvo svarbus įvykis prieš Amerikos nepriklausomybės karą. Bostono arbatėlės vakarėlis įvyko kitoje Massachusetso pusėje 1773 m. gruodį. Po to sekė blogėjanti politinė situacija, kuri lėmė karo pradžią 1775 m. pavasarį. Antrasis žemyninis kongresas paskelbė Jeffersono nepriklausomybės deklaraciją Filadelfijoje 1776 m. vasarą. Po to sekė nuožmus karas su Didžiąja Britanija, kuris buvo laimėtas 1781 metais ir baigėsi tuo, kad Didžioji Britanija 1783 metais pripažino Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybę. Kuriant naują federacinę valstybę, Massachusettsas 1780 metais parengė savo valstijos konstituciją. Joje buvo įtrauktas šis sakinys, kuris atspindėjo tiek Sheffieldo deklaraciją, tiek nepriklausomybės deklaraciją. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs ir turi tam tikras prigimtines, esmines ir neatimamas teisės, tarp kurių galima išskirti šias – teisę džiaugtis ir ginti savo gyvybę bei laisvę. Teisė įgyti, turėti ir saugoti nuosavybę, galiausiai siekti ir užtikrinti savo saugumą bei laimę. Visa tai vedė link atsiskaitimo. Elizabetė netrukus šiuos kilnius pažadus pavers ginklu. Ji susidurs su savo vergvaldžiu ir pareikalaus laisvės, kurios buvo netekusi visą savo gyvenimą. 1781 metais, žinodama Massachusetso konstitucijos formuluotę, Betė nusprendė pateikti prašymą dėl savo laisvės, remdamasi idėją, kad konstitucija iš esmės draudžia vergovę valstijoje. Pasak vėlesnio pasakojimo, ji pasakė Teodorui Sedžvikui, advokatui, kuris 1773 metais parengė Sheffieldo deklaraciją. Vakar girdėjau, kai buvo skaitomas tas dokumentas, kuriame sakoma, kad visi žmonės sukurti lygus ir kad kiekvienas žmogus turi teisę į laisvę. Aš nesu kvaila būtybė, ar įstatymas nesuteiks man laisvės? Sedžviko palikimas abolicionistų judėjime vertinamas nevienareikšmiškai, tačiau jis tikėjo, kad vergovė nesuderinama su naujosios Massachusetso konstitucijos principais ir sutiko imtis šios bylos. Netrukus jis pateikė dokumentus Bet vardu ir dar vieno vergijoje buvusio vyro iš Ešlių namų, Brom vardu. Sakoma, kad Brom buvo įtrauktas į bylą siekiant ją sustiprinti, nes tuo metu moteris turėjo ribotas teisinės teisės. Todėl 1781 metais buvo pradėta teisinė byla Brom ir Bet prieš Ešlį, tikintis iškovoti jų laisvę. Tai turėjo didžiulę įtaką Massachusetso įstatymams. Bylos Brom ir Bet prieš Ešlį nagrinėjimas prasidėjo bendrųjų ieškinių apygardos teisme Great Barringtono mieste 1781 m. rugpjūtį. Sedžviko bendradarbiu šioje byloje buvo Tepingas Rivė, Litchfieldo teisės mokyklos Konektikute įkūrėjas, vienos pirmųjų teisės mokyklų Amerikoje. Kartu jie buvo laikomi dviemi stipriausių advokatų Massachusetts'e.
Jie teigė, kad naujosios Masačusetso valstijos konstitucijos formuluotė iš esmės padarė vergovės institutą valstijoje neteisėtu ir kad Bromas ir Bet turi būti paleisti į laisvę. Džonas Ešlis atsakė, kad šie du asmenys nėra vergai, o tik namų tarnai, neturintys kur eiti, kas buvo dažnas argumentas tokio pobūdžio bylose 18 amžiaus pabaigoje. Teismas priėmė sprendimą Bromo ir Bet naudai ir ne tik įpareigojo Ešlį paleisti juos iš vergijos, bet ir sumokėti jiems kompensaciją už daugelį metų nemokamo darbo. Taigi Bet padarė tai, kas atrodė neįmanoma. Ji laimėjo. Tuo momentu ji tapo pirmąją afroamerikietę, kuri iškovojo savo laisvę pagal Masačusetso konstituciją, paversdama jos pažadą apie lygybę gyvu, nenuginčiamu faktu. Po to, kai ji ir Bromas iškovojo laisvę, jiems buvo pasiūlytos apmokamos darbo vietos Ešlių namuose. Tai buvo labai įprasta situacija daugeliu išlaisvintų vergų Amerikoje 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiaus pradžioje, ir didelė jų dalis tiesiog iškeitė vergovę į namų tarnų darbą už menką atlyginimą. Tačiau Betė atsisakė šio pasiūlymo ir vietoj to pradėjo dirbti Teodorui Sedgwickui. Ji praleido daugiau nei ketvirtį amžiaus Sedgwickų namuose ir tapo artima šeimos nare, prižiūrėdama Teodoro ir jo žmonos Pamelos vaikus kaip auklė. Būtent tuo metu jai prigijo vardas Mam Betty. Po to, kai 1781 metų teisme laimėjo laisvę, ji pasirinko pavardę Freeman, todėl nuo tada buvo žinoma kaip Elizabeth Freeman. Sedgwickų vaikų vartotas vardas Mam Betty aiškiai parodo, kokia svarbi šeimos dalimi ji tapo. Tai yra iš Katerinos Sedgwick, vienos iš Teodoro dukterų, kuri vėliau tapo žinoma rašytoja. Iš jos gavome išsamiausius Mam Bettės gyvenimo aprašymus. 1853 metais, kai ji pati jau buvo sena moteris, Katerina parašė knygą pavadinimu Vergovė Naujojoje Anglijoje, kuri buvo išspausdinta Bentley's Miscellany leidinyje. Nors ji vergovės institucija Masačusetse ir kitose šiaurinėse valstijose vaizdavo švelnesnėje šviesoje. Tai yra labai vertingas šaltinis apie Betės gyvenimą ir kaip ji iškovojo savo laisvę. Kol Betė pradėjo naują gyvenimą kaip laisva moteris, Sedgwickų namuose Masačusetso įstatymus veikė jos veiksmai. Jos byla, kurią kartu su Bromu ji iškėlė 1781 metais, buvo viena iš kelių ankstyvųjų 1780 bylų, kuriuose buvo teigiama, kad vergovė tapo neteisėta pagal naująją 1780 metų Masačusetso konstituciją. Kitos buvo 3 atskiros teismo bylos, bendrai žinomos kaip Kvoko Vokerio bylos, nors visos jos buvo susijusios su tuo pačiu žmogumi, pavergtu vyru vardu Kvokas arba Kvokas Vokeris. Dėl to tapo aišku net ir tiems, kurie vis dar tikėjosi išsaugoti vergovę Masačusetse, kad ši institucija ilgai netvers. 1783 metais, vos po 2 metų po Elizabetos pergalės, Masačusetso aukščiausiasis teismas paskelbė vergovę nesuderinamą su valstijos konstitucija. O kai 1790 metais buvo atliktas pirmasis federalinis surašymas, Masačusetse nebuvo užregistruota nė vieno pavergto žmogaus. Taip, Masačusetsas tapo viena iš pirmųjų Jungtinių valstijų dalių tapusių laisva valstija. O Vermonto Respublikos, kuri kaip nepriklausoma valstybė 1777 metais panaikino vergovę savo įkūrimo metu, ir Pensilvanijos, kuri panaikino vergovę 1780 metais. Kita vertus, kai kurios šiaurinės valstijos, tokios kaip New Yorkas, vergovę panaikino tik gerokai įsibėgėjus XIX amžiui. Taigi, Elizabeth Freeman pergalė padėjo pakeisti istorijos eigą, paversdama Masačusetsą viena iš nedaugelio vietų Jungtinėse valstijose, kur vergovė buvo visiškai panaikinta XVIII amžiuje. Tais metais, kai Elizabeth Freeman dirbo Sedgwickų namuose, ji turėjo ir antrą profesiją. Buvo vietinė gydytoja, slaugytoja ir pribuvėja. O XIX amžiaus pradžioje ji galiausiai sukaupė pakankamai pinigų, kad galėtų nusipirkti savo namą. Tuo metu Sedgwickų vaikai jau buvo užaugę ir jiems nebereikėjo auklės. Taigi, jie išėjo į pensiją ir persikėlė gyventi į savo namą ant Cherry Hillio, Stobridžo miestelyje. Jos dukra, kuri tuo metu jau turėjo savo vaikų, gyveno netoliese, todėl Bet paskutinius savo gyvenimo metus praleido šalia anūkų ir net proanūkių. Ji nugyveno ilgą gyvenimą ir mirė Stockbridge 1829 metų gruodį. Kadangi tiksliai nežinome jos gimimo datos, negalime pasakyti, kiek jai buvo metų, bet mirties metu jai buvo apie 85 ir ji didesnę savo gyvenimo dalį praleido kaip laisva moteris, o ne kaip vergė.
Svarstydama, ką jai reiškia laisvė, ji kartą pareiškė: bet kuriuo metu, kol buvau vergė, jei man būtų pasiūlyta 1 minutė laisvės ir būtų pasakyta, kad po tos minutės turėsiu mirti, būčiau ją priėmusi. Vien tam, kad 1 minutę stovėčiau Dievo žemėje kaip laisva moteris, būčiau sutikusi. Ji buvo palaidota Sedžvikų šeimos kape Stockbridge, Masačusetse, kaip vienintelė ten palaidota ne Sedžvikų giminės narė. Tai liudija apie vietą, kurią ji buvo užsitarnavusi šeimoje, kuri kažkada padėjo jai iškovoti laisvę. Šeima pažymėjo jos kapą užrašu. Elizabeth Freeman, taip pat žinoma kaip Mam Bet, mirė 1829 metų gruodžio 28 dieną. Jos manomas amžius buvo 85 metai. Ji gimė vergijoje ir išbuvo verge beveik 30 metų. Ji nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, tačiau savo aplinkoje neturėjo nei viršesnių, nei lygių. Ji nešvaistė nei laiko, nei turto. Ji niekada neišdavė pasitikėjimo ir niekada neapleido pareigos. Kiekvienoje šeimos išbandymo situacijoje ji buvo pati veiksmingiausia pagalbininkė ir švelniausia draugė. Džera motina sudie. Apie 1812 metus viena iš Teodoro Marčių, Susan Ridley Sedgwick, nutapė subtilę akvarelę ant dramblio kaulo miniatiūros, kurioje Bet buvo maždaug 70 metų. Šiandien jie saugo Masačusetso istorijos draugija ir ji laikoma vieninteliu žinomu išlikusiu jos portretu. Per 200 mečius po jos mirties, jos istorija tapo svarbia Jungtinių valstijų abolicionizmo istorijos dalimi, primindama, kad laisvės pažadas buvo ne tik įrašytas įstatymuose, bet ir iškovotas tų, kurie drįso jo reikalauti. 2022 m. rugpjūtį Sheffieldo istorijos draugija atidengė jos garbei skirtą statulą, pripažindama jos vaidmenį ilgame kelyje į laisvę. Dažnai vadinama savo laikų Rosa Parks, Elizabeth Freeman drąsa padarė daugiau, nei tik iškovojo jai pačiai laisvę. Ji padėjo įžiebti judėjimą, kuris pakeitė visą šalį. Gimusi vergijų ir sunkumuose, Julia Chin vaikystę praleido dirbdama taip, kaip ir bet kuris kitas vergas. Tačiau jos gyvenimas pasikeitė, kai ji buvo išsiųsta į Richardo Mentoro, Johnsono, kylančio politiko ir būsimojo Jungtinių valstijų viceprezidento plantaciją. Netrukus Johnsonas paėmė Juliją kaip savo sugulovę, pradėdamas neįprastus, prieštaringus ir labai sudėtingus santykius. Ji padėjo tvarkyti jo namų ūkį ir augino jų vaikus, tačiau jis niekada nesuteikė jai laisvės. Tai kodėl jis laikė ją vergijoje? Ir kodėl ji beveik buvo ištrinta iš istorijos? Bandymas išsiaiškinti, kas buvo Julia Chin, ypač jos ankstyvųjų metų detalės, nėra lengva užduotis. 18 amžiaus pabaigoje demografiniai įrašai buvo netiksliai vedami, ypač kai kalbama apie žmonės gimusius vergijoje. Pavyzdžiui, žinome, kad Julia Chin gimė 18 amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje, tačiau net ir jos pagrindinis biografas galėjo tik apytiksliai nustatyti laikotarpį tarp 1790 ir 1797 metų. Tai yra tiksliausia, ką galima pasakyti, remiantis turimais įrodymais. Vieni šaltiniai teigia, kad ji gimė 1790 metais. Kiti teigia, kad 1812 metais jai buvo apie 15 ar 16 metų. Vadinasi, ji gimė apie 1796 ar 1797 metus. Panašiai nėra daug informacijos apie jos tėvus ar kilmę. Jos motina buvo pavergta moteris vardu Henrieta. Manoma, kad jos tėvas buvo laisvas baltasis vyras, kurio pavardę ji gavo, nes šioje Kentukio dalyje gyveno žymi naujakurių šeima vardu Chin. Vis dėlto lengviau nustatyti, kas buvo Julijos vergvaldžiai. Ji gimė Roberto Sachs Johnsono ir jo žmonos Džemimos plantacijoje Bluegrass regione, Kentukyje, kuris tuo metu buvo vakarinėje Jungtinių Amerikos valstijų pasienio dalyje. Johnsonai persikėlė į vakarus, į Kentukį, kaip vieni pirmųjų euroamerikiečių naujakurių. Ten 1770-aisiais. Robertas dirbo matininku ir žemės vertintoju, padėdamas sudaryti būsimos Kentukio kolonizacijos žemėlapius. Jie turėjo daug vaikų, tačiau jų penktasis sūnus, Richardas Mentoras Johnsonas, gimęs ten 1870 metais, bus itin svarbus šiai istorijai. Jo gimimo metu vergovė daugeliui baltųjų amerikiečių neatrodė kaip moralinė krizė, o buvo laikoma įprasta ir net būtina institucija susijusia su vakarų pasienio plėtra, kaip netrukus pamatysime.
Kentukis buvo apgyvendintas žmonių, judėjusių į vakarus iš Virdžinijos nuo 1760 ir 1792 metais tapo 15 valstija Jungtinėse valstijose. Vergų laikymas čia buvo visiškai legalus, o klausimas, ar naujos valstijos turėtų leisti vergovę, dar nebuvo tapęs aršia politinė kova, kokia jis taps nuo 1810. Nepaisant to, kad Kentukis buvo vergus laikanti žemės ūkio valstija su plantacijų ekonomika, jis taip pat greitai tapo didžiausia laisvųjų juodaodžių populiaciją turinčia valstija JAV. Tai buvo todėl, kad vergai įgyja laisvę tokiose vietose kaip Virdžinija, dažnai pirmieji persikeldavo į vakarus, kad įsigytų savo nedidelį ūkį arba gyventų toliau nuo vietų, kuriuose buvo laikyti vergais. Be to, Julijos laikais čia vis dar gyveno didelė vietinių amerikiečių populiacija, tokios gentys kaip krykai ir čioktavai. Tai sukūrė valstiją, kurioje socialinės taisyklės, kaip baltaodžiai naujakuriai, juodaodžiai ir vietiniai gyventojai bendravo tarpusavyje, skyrėsi nuo kitų valstijų, o ši rasinė maišatis turėjo įtakos Julijos gyvenimui. Nors Julija gimė Vergijoje buvusiai moteriai, ji toli gražu nebuvo grynos vakarų Afrikos kilmės. Visos jos etninės kilmės detalės vis dėlto yra ginčių objektas. Dauguma tyrimų tvirtai teigia, kad ji buvo oktrūnė. Šis terminas šiandien dažnai vartojamas kalbant apie žmones, kurių tik 1/8 yra afrikietiškos kilmės, o 7/8 europietiškos arba baltųjų amerikiečių kilmės. Nors yra keletas atvejų, kai tai įvyko prieš pilietinio karo laikų JAV istorijoje, tai buvo itin reta. Iš tikrųjų, taip nebuvo su Julija. Nors buvo sakoma, kad jos oda buvo šviesesnė nei daugelio to meto vergų, greičiausiai ji buvo nedaugiau kaip kvarteronė. Tai reiškia, kad ji turėjo bent 1/4 afrikietiškos kilmės. Mes taip pat negalime būti tikri, kaip ji atrodė. Fotoaparatai dar nebuvo prieinami iki jos mirties, o XIX amžiaus piešiniai gali būti ne visiškai tikslūs. Nepaisant to, ar Julija buvo daugiausia europietiškos ar baltųjų amerikiečių kilmės, su ja buvo elgiamasi kaip ir su bet kuriuo kitu pavergtu vaiku. Jos motinai Henrietai buvo duodama maisto savo ir savo vaikams, tačiau to buvo gerokai per mažai sunkiam darbui, kurį iš jų tikėtasi atlikti. Jie išgyveno augindami nedidelius kiekius pupelių, kopūstų ir bulvių vergų darže, tačiau kaip ir daugelis pavergtųjų, jie nuolat stokodavo baltymų ir buvo nuolat prastai maitinami. Julijos ankstyvuosius metus ženklino sunkumai ir nepriteklius. Tačiau paauglystėje jos gyvenimas pasisuko taip, kad jos likimas tiesiogiai susipynė su galinga Johnsonų šeima taip, kaip mažai kas galėjo įsivaizduoti. Julijos gyvenimas netapo lengvesnis, kai ji buvo paauglė. Tuo metu Julija buvo atskirta nuo savo motinos ir sesers ir išsiųsta gyventi į Richardo Mentoro, jaunesniojo Johnsonų sūnaus namus. Johnsonui buvo apie 30 metų ir jis jau buvo ambicinga, kylanti figūra Kentukio politikoje. Jis buvo įkūręs savo namų ūkį Mėlynojo šaltinio ūkyje, dideliame dvare, kuriame gyveno savarankiškai. Johnsonas buvo nevedęs ir, iš tiesų, jis niekada nesituoks tradicinė prasme. Pasak vėlesnių pasakojimų, kai jam buvo apie 16, jis buvo pasipiršęs jaunai moteriai, tačiau jo motina griežtai nepritarė šiai santuokai ir privertė jį ją nutraukti. Kai kurios istorijos teigia, kad šis įvykis paliko jam ilgalaikį randą ir kad Johnsonas prisiekė daugiau niekada neleisti savo motinai ar kam nors kitam nurodinėti dėl asmeninio gyvenimo. Nesvarbu, ar tas pažadas iš tikrųjų buvo duotas, šis sprendimas nulėmė netradicinę šeimyninę tvarką, kuri netrukus susiklostė Blue Spring ūkyje. Na, kai Julija buvo ten atsiųsta, ji greitai tapo jo sugulovė. Nedrąsu vartoti tokius terminus kaip jie užmezgė santykius ar panašiai, nes akivaizdu, kad iš pradžių tai nebuvo savanoriškas susitarimas Julijai, nors jų santykių pobūdis laikui bėgant tapo sudėtingesnis. Taip pat nėra aišku, koks tiksliai buvo Julijos amžius tuo metu, kai visa tai vyko. Jei ji gimė apie 1796 ar 1797 metus, jai buvo tik maždaug 14 metų, kai ji buvo išsiųsta gyventi pas Richardą. Jei ji gimė keliomis metais anksčiau, apie 1790-uosius, ji jau buvo įžengusi į 3 dešimtį. Kas žinoma tiksliau, tai kad ji 1812 metais pagimdė dukrą, vardu Imogenė. Netrukus po to gimė ir antroji dukra, vardu Adelina. Mažai kas abejoja, kad Richardas buvo abiejų mergaičių tėvas. Akivaizdu, kad tuo metu jo ir Julijos santykiai buvo sudėtingi.
Ji liko vergė, tačiau yra įrodymų, kad jis ją vadino savo žmona. O kai lankytojai atvykdavo į Blue Spring Farm, jis laisvai pristatydavo Imogeną ir Adelainą kaip savo dukteris. Jos taip pat turėjo Johnsono pavardę. Galiausiai jis pasirūpino, kad joms būtų suteikta nuosava žemė, o dauguma istorikų Richardą ir Juliją laiko buvus neoficialioje faktinėje santuokoje, kuri buvo už įprastų teisinių struktūrų ribų. Richardas Mentoras. Johnsonas šiandien daugiausia žinomas kaip Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas, ėjęs šias pareigas nuo 1837 iki 1841 metų, kai prezidentu buvo Martinas Van Burenas. Tačiau jo politinė karjera tęsiasi net 46 metus. Pirmą kartą jis buvo išrinktas į Kentukio atstovų rūmus 1804 metais. Po 3 metų jis išvyko į Vašingtoną atstovauti Kentukio kongrese kaip federalinių atstovų rūmų narys. Jis ėjo šias pareigas iki 1819 metų, kai sugebėjo laimėti rinkimus ir tapo JAV senatoriumi iš Kentukio. Po to 8 metus vėl dirbo atstovų rūmuose nuo 1829 metų, o vėliau tapo viceprezidentu. Nors Julia nesulaukė, kol Johnsonas taps viceprezidentu, jo politinė karjera buvo svarbi formuojant jos gyvenimo kelią. Kadangi jis niekada nevedė baltosios moters ir nesukūrė to, kas pagal XIX amžiaus pradžios standartus būtų buvusi įprastesnė šeima, o pats kasmet apie pusę metų praleisdavo Vašingtone, Julia iš esmės valdė Blue Spring ūkį Kentukyje. Tai buvo plantacinis ūkis, kuriame dirbo daug vergų. Julia jį valdė, derėjosi su pirkėjais, kurie pirkdavo jų produkciją ir pati pirkdavo reikalingas prekes namams bei ūkiui. Ji taip pat organizuodavo ir vadovaudavo socialiniams renginiams, kurių daugelį reikėdavo surengti, kai Richardas grįždavo į Kentukį iš Vašingtono ir susitikdavo su vietos politikais bei verslininkais. Sakoma, kad Julia labai gerai grojo pianinu ir padėdavo sukurti rafinuotą atmosferą, kurios tikėtasi tokiuose susibūrimuose. Kai Johnsonas kasmet vėl išvykdavo į Vašingtoną tęsti savo politinės karjeros, jis netgi palikdavo jai prižiūrėti pinigus, kuriuos iš anksto pasiimdavo. Tai buvo neįprastas pasitikėjimo lygis pavergtai moteriai tuo laikotarpiu. Vienas iš ryškiausių Julijos, kaip Blue Spring ūkio vadovės darbo aspektų, buvo Čioktavo akademijos įkūrimas ūkyje. Tai buvo internatinė mokykla, pastatyta ūkyje indėnų berniukams. Ji veikė apie 10 metį, kol ją valdė Julija. Tam tikra prasme tai buvo Julijos darbo, mokant savo dukteris tęsinys. Ji pasamdė vietinį kunigą ir pamokslininką Tomą Hendersoną, kad mokytų Imogeną ir Adelainą, o vėliau Hendersonas pradėjo dėstyti ir mokykloje. Čioktavo akademija iki šiol iš dalies tebėra išlikusi. Blue Spring. Ūkyje Kentukyje pastato griaučiai stovi lauke, nors krūmai ir medžiai jau seniai prasiskverbė pro sienas, o stogas, per daugiau nei 100 metį apleisties, beveik visiškai sugriuvo. Tačiau kiekvienam, kuris gyvena šioje Kentukio dalyje, vis dar galima pamatyti gyvą Julijos Chin gyvenimo istorijos dalį. Nors visą tai atrodo rodytų, kad iki 18 amžiaus 3-ojo dešimtmečio Julia ir Richardas sieja beveik lygiavertis santykis. Tai buvo kur kas sudėtingiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Pavyzdžiui, vietos bendruomenė Kentukyje toleravo neįprastą jų kongresmeno ir jo, taip sakant, žmonos sąjungą, tačiau akivaizdžiai už uždarų durų juos kritikavo. Be to, jų santykiai buvo itin neįprasti ir juos formavo to meto rasinių ribų įstatymui. 1815 metais mirus jo tėvui, Johnsonas tapo teisėtu Julijos savininku, tačiau jos neišlaisvino. Ji liko teisiškai vergė, net ir tada, kai jis viešai pripažino jų dukteris ir augino jas kaip savo. Istorikai teigia, kad Johnsonas galėjo vengti išlaisvinti Juliją, nes emancipacija galėjo susilpninti tai, ką vienas mokslininkas apibūdino kaip ryšius siejančius ją su juo. Be to, tuo metu galioja įstatymai Kentukyje draudė tarprasinės santuokas, todėl net jei jis būtų išlaisvinęs Juliją, jie vis tiek negalėtų teisėtai susituokti. Tačiau Julia vis dėlto turėjo įtakos namų ūkyje. Ji pirūpino, kad jos brolis Danielius su šeima būtų atvežti į Blue Spring ūkį, kur jie keletą metų gyveno šiek tiek geresnėmis sąlygomis. Tačiau 1821 metais jie buvo parduoti. Tikėtina, kad Johnsonui susidūrus su didėjančiais finansiniais sunkumais, kol jis tęsė savo politinę karjerą. Taip pat yra įrodymų, kad Julijai kartais buvo sunku palaikyti drausmę plantaciją dėl savo pavergtos moters statuso.
Johnsono laiškai rodo, kad jis nurodė savo baltaodžiams darbuotojams paklusti jos autoritetui. Tačiau istorikai pažymi, kad kai kurie pavergti lauko darbininkai nekreipė dėmesio į jos įsakymus, o kaiminystėje gyvenę vyrai nenorėjo įsikišti, kai ji prašė jų pagalbos juos baudžiant. 1833 m. vasarą Julija sunkiai susirgo cholera, kuri siautėjo Amerikos vidurio vakaruose. XIX amžiuje cholera buvo žinoma kaip mėlynoji mirtis, nes ji didžiulėmis bangomis plito po Europą, o vėliau ir Ameriką, tarp 1810 ir 1890 nusineždama milijonus gyvybių. Tai apėmė ir choleros protrūkį Čioktavo akademijoje, kur daugelis mokinių susirgo. Keletą savaičių Džiulija slaugė vaikus, kol jie pasveiko, tačiau galiausiai pati užsikrėtė šią ligą. Ji mirė dėl šios ligos ir tapo viena iš daugelio aukų XIX amžiaus 4-ajame dešimtmetyje, kuris buvo pats mirtiniausias šios ligos laikotarpis. Negalime būti tikri, kokio amžiaus ji buvo, kai mirė. Jai buvo arba kiek per 40, arba beveik 40. Jos laidojimo vieta taip pat nežinoma. Po Džiulijos mirties Richardas, kaip pranešama, labai sielvartavo. Vėlesniais metais jis užmezgė santykius su kita vergijoje buvusia moterimi plantacijoje. Kai vėliau ji paliko jį dėl kito vyro, Johnsonas liepė ją suimti ir pardavė aukcione. Vėliau jis užmezgė panašius santykius su jo seserimi, kuri taip pat buvo vergijoje. Džiulijos istorija buvo pamiršta daugelį dešimtmečių. Iš tikrųjų tai turėtų būti vadinama nuslėpimu. Per 1836 metų prezidento rinkimus buvo daug neigiamos viešumos apie Richardo asmeninį gyvenimą ir jo skandalingus santykius su verge. Pavyzdžiui, buvo platinami atsišaukimai, kurie puolė Richardą mentorą Johnsoną dėl jo santykių su Julia Chin ir jų dviem dukromis. Viename 1836 metų karikatūroje Johnsonas pavaizduotas kartu su abiem savo dukromis, iš kurių viena laiko Chin portretą. Menininkas tyčia patamsino Chin ir mergaičių odos spalvą, kad sustiprintų rasinę stigmą ir viešai išjuoktų jį. Vis dėlto, nepaisant ginčų dėl jo asmeninio gyvenimo, Richardas mentoras Johnsonas buvo išrinktas viceprezidentu kartu su Martinu Van Burenu. 1850 metais Johnsonas vis dar dirbo politikoje, tačiau tuo metu jo fizinė ir psichinė sveikata jau buvo prastėjanti. Jis mirė nuo insulto lapkričio 19 dieną, sulaukęs 70 metų. Jis buvo palaidotas Frankfurto kapinėse, Frankfurte. Jo dukterys susilaukusios su Julia buvo gavusios nemažus ūkius kaip kraičius ir ištekėjusios už baltųjų vyrų, tačiau jos negavo nieko iš jo testamento. Po jo mirties du jo broliai, kurie tuo metu dar buvo gyvi, Jonas ir Henris Johnsonai, atrodo, sunaikino Richardo dokumentus ir kitus įrašus. Tikriausiai čia buvo dvi priežastys. Pirmiausia, jie norėjo ištrinti visus prisiminimus apie Richardo prieštaringus santykius ir dvi dukteris, kurias jis turėjo su Julia. Antra, nors Richardas tuo metu, kai mirė, nebuvo labai turtingas žmogus, jis paliko pakankamai didelį turtą, kad jo du broliai norėjo jį įgyti, o ne kad jis atitektų Imogenai, kuri dar buvo gyva. 1850-aisiais jie surado teisėją, kuris sutiko jiems padėti užtikrinti, kad Richardo mišrios rasės dukra nepaveldėtų jo žemių. Teismas paskelbė, kad jis nepaliko nei našlės, nei vaikų, nei tėvo, nei motinos. Ir taip suklastotas testamentas buvo įtrauktas į oficialius įrašus. Sunaikinus Richardo dokumentus ir jo turtui atitekus broliams bei jų šeimoms, Julios Chin istorija tam tikra prasme buvo nutildyta. Tai buvo iki pat 20 amžiaus pabaigos, kai viename leidinyje buvo užsiminta apie Jungtinių valstijų viceprezidentą ir jo pavergtą žmoną. Šie paminėjimai pastaraisiais metais sukėlė kelių tyrėjų susidomėjimą, todėl buvo paskelbta įvairių jos gyvenimo ir laikmečio tyrimų, įskaitant išsamią biografiją, kurią parašė Amrita Chakraborty Myers. Taigi Julios Chin, viceprezidento pavergtos žmonos istorija, buvo ištraukta iš užmaršties. Nors didžioji dalis Blue Spring Farm jau išnyko, vietos paveldo saugotojų pastangos stabilizuoti išlikusi akmeninį Čioktavo akademijos pastatą padėjo užtikrinti, kad bent dalis vietos, kurioje ji gyveno ir dirbo, išliks. Tokiu būdu Julios Chin atmintis, kuri kadaise buvo beveik visiškai ištrinta iš istorijos, ir toliau yra atrandama ir prisimenama. Joyce Head buvo pavergta afroamerikietė, kuri, kaip teigiama, sulaukė net 161 metų amžiaus.
1835 metais ji buvo demonstruojama parodose ir žiūrovai atvykdavo iš toli ir arti jos pamatyti ne tik dėl jos garbaus amžiaus, bet ir todėl, kad ji buvo Džordžo Vašingtono vergė. Vašingtono vaikystės auklė. Jos pasakojimai apie mažąjį Džordžį sustiprino jos teiginius, tačiau už jos malonaus ir šnekio būdo slypėjo vyras, kuris ją išnaudojo net ir po jos mirties. Prisijunkite prie manęs, kai nagrinėsime jos istoriją. 1835 rudens ir ankstyvos žiemos metu moteris vardu Joyce Hitt buvo pagrindinė pokalbių tema Naujojoje Anglijoje ir Niujorke. Hitt buvo pagrindinė parodos dalis, kuri buvo vežiojama po Massachusettsą, Connecticutą ir kitas valstijas. Parodą organizavo Phineasas Tayloras Barnumas, maždaug 25 metų vyras, tuomet dar beveik nežinomas pasauliui, bet netrukus tapęs gerbiamu kaip PT. Barnumas – didžiausia šoumeno žemėje. Barnumo šou 1835 metais buvo kuklus palyginti su teatrais ir cirkais, kuriuos jis valdys vėlesniais metais. Šioje ankstyvoje veikloje jis turėjo tik vieną eksponatą – seną moterį vardu Joyce Hitt. Tai gali neskambėti labai įdomiai, bet matyt Hitt buvo labai sena. Iš tikrųjų, Hitt buvo tokia sena, kad tvirtino buvusi Džordžo Vašingtono, didžiojo Amerikos nepriklausomybės karo herojaus ir pirmojo Jungtinių valstijų prezidento žindyvė. Tie, kurie tą rudenį ir ankstyvą žiemą atvyko aplankyti Hitt Naujojoje Anglijoje, arba tie, kurie buvo matę jos debiutą Nibbles Garden, Niujorke prieš kelias savaitės, buvo sužavėti jos pasakojimais apie mažąjį Džordžį ir kaip jį augino Virdžinijoje prieš 100-metį. Kad suprastumėte kontekstą, Džordžas Vašingtonas gimė Virdžinijoje 1732 metų pavasarį, 103 metų anksčiau nei Barnumas pradėjo rodyti Hittą. Atsižvelgiant į tą, kad žindyvės paprastai būdavo moterys nuo 20 iki 40 metų, jei tikėti Barnumo teiginiais, Hittui būtų reikėję būti bent jau daugiau nei 120 metų amžiaus. Tačiau, dėl kažkokių priežasčių, Barnumas dar labiau perdėjo, teigdamas, kad ji gimė 1674 metais ir jai buvo 161 metai. Tai buvo šiek tiek keistas pareiškimas, nes pagal tai ji būtų buvusi 50 metų moteris, kai buvo Vašingtono žindyvė. Galbūt Barnumas manė, kad toks skaičius pritrauks didesnę auditoriją. Bet kuriuo atveju tai tikrai privertė daugelį suabejoti jo teiginiais. Hittas greitai tapo sensacija, pristatomas kaip nuostabiausia ir įdomiausia pasaulio įžymybė. Tas, kuris buvo vergas pas Augustiną Vašingtoną, Džordžo tėvą, ir kuris rūpinosi valstybės tėvu 18 amžiaus 30 ir 40 metais. Ir kurį laiką Barnumas uždirbo daug pinigų ir sulaukė daug spaudos dėmesio, eksponuodamas ją. Tačiau tai truko neilgai. 1836 m. vasario 19-ąją, po vos kelių mėnesių žiniasklaidos sensacijos, Hitt mirė Niujorke. Hitt mirtis lėmė įvykį, kuris, šiek tiek paradoksaliai, įrodė, kad Barnumas melavo apie jos kilmę, bet tuo pačiu metu paskatino jo kaip šoumeno karjerą į priekį. Senai žindukiai gulint negyvai, Barnumas nusprendė pasinaudoti per praėjusius metus įgytą jo žinomumu. Todėl jis pasamdė gydytoją vardu Davidas L. Rodgersas, kad šis atliktų jos kūno autopsiją ir patvirtintų, jog ji iš tiesų buvo gerokai per 100 metų amžiaus. Tačiau Rodgersas nepatvirtino Barnumo neįtikėtinų teiginių. Vietoj to jis teigė, kad ji buvo moteris, kuriai buvo apie 70 pabaigą arba 80 pradžią. Ir neįprasta 100-metė, kai Barnumas buvo paskelbęs. Nors autopsija ir visuomenės dėmesys, kurį jis sukėlė, galėjo sužlugdyti Barnumą, jis buvo žmogus, kuris suprato, kad blogos reklamos nėra. Jis jau buvo sukėlęs visuomenės susidomėjimą, kai apie 1500 žiūrovų sumokėjo po $0,50, tuo metu tai buvo nemaža suma, kad galėtų stebėti autopsiją. 1836 m. vasario 19-ąją. Net ir po to jis toliau kėlė visuomenės susidomėjimą, skleisdamas neįtikėtinas istorijas. Kad Rodgersas iš tikrųjų atliko autopsiją visiškai kitam žmogui, o Hittas buvo gyvas, sveikas ir keliavo po Europą. Pigių laikraščių redaktoriai negalėjo tuo atsidžiaugti. Ir kaip pamatysite, tai padėjo pradėti Barnumo karjerą.
Tačiau liūdna realybė yra ta, kad Joyce Hyde buvo mirusi. Jos autopsija parodė, kad ji greičiausiai gimė kažkada apie 1750-uosius, kai Vašingtonas žengė į suaugystę. Taigi, jei Joyce Hyde nebuvo ta, kuo ją pristatė Barnumas, kas ji buvo iš tikrųjų? Iš tikrųjų mes labai mažai žinome apie tikrąją Joyce Hyde. Tačiau turimų įrodymų pakanka, kad būtų galima sudėlioti keletą pagrindinių jos gyvenimo detalių. Panašu, kad ji gimė kažkada 1750-aisiais. Jos gimimo vieta nežinoma, nors beveik nebejotinai galime atmesti tuo metu skleistą teiginį, kad ji kilusi iš Madagaskaro salos prie rytų Afrikos krantų. Vietoj to atrodo labiau tikėtina, kad ji kilusi iš vergų šeimos vienoje iš pietinių valstijų, o labiausiai tikėtina vieta yra Virdžinija, Karolinos arba Džordžija. Atsižvelgiant į jos gimimo laiką, nėra jokių įrašų, kurie sietų ją su Vašingtonų dvaru Mount Vernon. Pirmieji svarbūs įrašai apie ją pasirodo tik tada, kai ji jau buvo gana pagyvenusi ir buvo pavergta Kentukyje. 1835 metų pradžioje Barnumas gavo žinią apie ją iš Kentukio šaumeno vardu R.V. Lindzėjus. Vėliau jis nuvyko jos aplankyti ir rado labai seną moterį, kuri buvo visiškai akla, turėjo storus žilus plaukus, smulkų kūną, nagus panašius į nagus ir seną raukšlėtą veidą. Tačiau įdomiausia buvo tai, kad Hit, kuri beveik neabejotinai sirgo pažengusią silpnaprotyste ir atminties praradimu, buvo labai šnekli ir mėgo linksminti svečius pasakojimais apie tai, kaip rūpinosi savo brangiuoju mažuoju Džordžiu. Kas buvo Džordžis, vis dar lieka diskusijų klausimų, tačiau Barnumas greitai pasirūpino išsinuomoti Hit, nes jam buvo nelegalu nusipirkti vergą laisvosiose Šiaurės valstijose iki 1830-ųjų vidurio. Jis taip pat parengė suklastotą pardavimo aktą, tariamai datuojamą 18 amžiumi, kuris ją siejo su Vašingtonų šeima. Su tuo Barnumas išvyko į Niujorką eksponuoti to, ką jis vadino Džordžo Vašingtono žindymo auklę. Kai nagrinėjame 1835 metų įvykius, atsižvelgdami į tai, kas iš tikrųjų buvo Joyce Hyde, tampa visiškai aišku, koks niekingas buvo Barnumo elgesys, kai jis bandė pristatyti ją pasauliui kaip Džordžo Vašingtono 161 metų amžiaus žindančią auklę. Jis ne tik paėmė šią pažeidžiamą, pavergtą senyvo amžiaus moterį ir pristatė ją kaip pramogą, kad užsidirbtų pinigų, bet ir labai ją išnaudojo. Jos populiarumo viršūnėje 1835 metais. Barnumas eksponavo šią aklą 80-metę 6 dienas per savaitę, daugiau nei 12 valandų per dieną. Žmonės galėjo paspausti jai ranką, patikrinti pulsą ir liesti ją, jei tai buvo tinkama, elgdamiesi su ją šiek tiek kaip su gyvūnu. Tai tęsėsi apie 7 ar 8 mėnesius, o jis pasiėmė visą pelną, kuris manoma siekė daugiau nei $100,000. Tuo metu tai buvo didelė suma, prilygstanti maždaug $50,000 šiandien. Barnumas taip pat lankstė to meto vergijos nuosavybės taisykles. Cituoju, nuomodamas Hetą iš jo savininko Kentukyje, valstijoje, kur vergovė vis dar galiojo, ir veždamas ją į šiaurinės laisvas valstijas, kur vergovė buvo neteisėta. Tačiau iš esmės jis ją buvo nusipirkęs ir neteisėtai keliavo po Niujorką ir Naująją Angliją su verge. Sklandė gandai apie tolesnį smurtą. Pavyzdžiui, viena istorija teigia, kad Barnumas nugirdė Het ir išrovė jai likusius dantis, kad jie atrodytų tikroviškesnį 161 metų senolį, kad ir kaip tokia turėtų atrodyti. Nėra aišku, ar ši istorija tikra, ir gali būti, kad Het jau neturėjo visų dantų, kai Barnumas ją sutiko. Tačiau pats faktas, kad tokia istorija galėjo atsirasti, rodo, kaip Barnumas iš esmės išnaudojo ir engė pagyvenusias moteris, kuri net negalėjo pasirūpinti savimi. Taip pat daugelis kaltina Barnumą dėl Het mirties, pabrėždami, kad jį nusilpo dėl varginančio darbo grafiko, kuris ją nuvedė į ankstyvą kapą. Kad ir koks žiaurus buvo Barnumo elgesys su Joyce Hyde, nėra abejonių, kad visa ši istorija padėjo jam pradėti savo karjerą. Netrukus po Het skrodimo Barnumas įkūrė Barnumo didįjį mokslinį ir muzikinį teatrą.
Jam sekėsi nevienodai iki 1837 metų panikos. Finansinė krizė, kuri lėmė ekonominę stagnaciją vėlyvaisiais 1830-aisiais. Tačiau, kai žmonės vėl turėjo pinigų savo kišenėse, ankstyvaisiais 1840-aisiais jie pradėjo masiškai lankytis. Į Barnumo naujausią projektą, Skaderio Amerikos muziejų, vietą, kur Barnumas eksponavo įvairius žmonės, kurie tuo metu buvo laikomi turinčiais fizinių anomalijų, nykštukus, albinosus, sergančius gigantizmu ir kitomis būklėmis. Tai buvo ilgos karjeros pradžia, per kurią žmogus tapęs žinomu kaip didžiausias pasaulio šoumenas ir įkūręs Barnumo ir Beilio cirką, didžiąja dalimi praturtėjo išnaudodamas nelaimingus žmonės, tokius kaip Joyce Head, su kuria viskas prasidėjo dar 1830-ųjų viduryje. Įdomu tai, kad Barnumo reputacija dažnai vis dar stiprinama ir šiandien, ypač per 2017 metų filmą Didžiausias šoumenas, kuris visiškai ignoravo nemalonius jo gyvenimo, karjeros ir charakterio aspektus. Joyce Head po autopsijos buvo palaidota Barnumo gimtajame Bėtelio miestelyje, Konektikute. Jis teigia, kad tai buvo padaryta iš pagarbos, tačiau tai ignoruoja visus jo iki tol atliktus veiksmus. Vėlesniais metais Barnumas tapo tvirtu abolicionistu, o jo išnaudojimas Head tapo dideliu gėdos šaltiniu. Jis trumpai apie tai rašė savo 1869 metų memuaruose, išreikšdamas, kad mažiausiai vertas visų mano pastangų šou versle buvo tas, kuris mane įvedė į šį verslą. Jis pridūrė, kad tai buvo planas, kurio jokių būdų nesugalvojau pats, kuris jau kurį laiką buvo viešumoje ir turėjo tiek daug liudijimų. Dėl jo tikrumo tuo metu, kai jį perėmiau, nuoširdžiai tikėjau, kad jis yra tikras. Barnumas daugiausia sumenkina turą su Head ir vengia leistis į autopsijos detalės, tiesiog vadindamas tai tamsia tema apgaubta paslapties. Tačiau šiandien jos atminimas nebelaikomas vien keistenybė, kurią Barnumas naudojo savo karjerai kurti. Ypač svarbus yra Harrietos A. Washington tyrimas jos knygoje Medicininis apartheidas, kuriame atskleidžiama, kaip medicininiai eksperimentai su afroamerikiečiais išliko reiškiniu XIX amžiaus Amerikoje, net ir artėjant vergovės pabaigai. O Benjamino Riso darbai apie rasinius santykius XIX amžiaus pramogų industrijoje Jungtinėse valstijose atskleidė, kaip Head buvo tapusi auka žmogaus, kuris pernelyg dažnai šlovinamas kaip didžiausias to laikmečio šoumenas. Sveiki visi! Šiandien mes nagrinėsime Bidės Mason gyvenimą, afroamerikietės moters gimusią vergijoje, kuri vėliau tapo viena turtingiausių Kalifornijos moterų. Jos nepaprastas gyvenimas apima tiek vergijos panaikinimą, tiek Jungtinių valstijų plėtrą į vakarus XIX amžiuje. Prisijunkite prie manęs, kai nagrinėsime jos istoriją. Manoma, kad Bidė Mason gimė 1818 metų rugpjūčio 15 dieną Henkoko apygardoje, Džordžijos valstijoje, nors šių detalių negalime patvirtinti. Gimimo metu jai buvo suteiktas Bridžitos vardas, tačiau jaunystėje ji tapo žinoma kaip Bidė ir šį vardą išlaikė visą likusį gyvenimą. Bidė gimė vergijoje, nes Džordžija, esanti gilioje Amerikos pietuose, vis dar buvo vergiją palaikanti valstija ir tokia išliko beveik 50 metų. Dar blogiau buvo tai, kad jaunystėje Bidė buvo atskirta nuo savo tėvų ir parduota Džordžijos plantacijos savininkui Robertui Smithsonui. Nors jos jaunystė ir didelė dalis ankstyvų suaugusiųjų metų buvo sunkios ir praleistos vergijoje, per šį laiką jie išmoko daug įgūdžių, kurie vėliau leido jai klestėti. Pavyzdžiui, Roberto Smithsono plantacijoje, kuris ją nusipirko iš ankstesnio savininko XIX amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Jidica sužinojo apie gyvulininkystę ir žemdirbystę. Taip pat kiti ten pavergtieji ją mokė liaudies medicinos, kuri buvo atvežta iš Afrikos į Jungtines valstijas ir perduodama iš kartos į kartą. Per šiuos metus ji taip pat išmoko pribuvėjos amato. 1836 metais Bidė buvo arba padovanota kaip vestuvių dovana, arba parduota Robertui ir Rebekai Smithams, jaunai porai, turėjusiai plantaciją vakarinėje Misisipės valstijos dalyje. Ten jie praleido 10 savo gyvenimo metų, per kuriuos susilaukė 3 vaikų. Visos buvo dukros.
Ellen gimė 1838 metais Ana 1844 metais, o Harriet 1847 metais. Spėjama, kad jos vergvaldys Robertas Smithas galėjo būti šių vaikų tėvas, tačiau nėra galutinių įrodymų tai patvirtinančių. 1847 metais į Misisipę atvyko mormonų misionieriai, kurie pradėjo vietinius gyventojus versti į naująją Jėzaus Kristaus paskutiniųjų dienų šventųjų bažnyčią, kuri dažnai neoficialiai vadinama LDS bažnyčia arba mormonų bažnyčia. Šią bažnyčią įkūrė Josephas Smithas Niujorko valstijos vakaruose 1820-aisiais. Po to, kai jis teigė patyręs daugybę dieviškų apreiškimų, bažnyčia per artimiausius metus gerokai išaugo. Jiems augant, jie pradėjo judėti į vakarus, ieškodami Amerikos Siono, JAV pasienyje. Iki 1840-ųjų jie turėjo savo atstovybės Ilinojaus, Ohajo ir Misūrio valstijose, tačiau bažnyčios stiprėjimas šiuose regionuose taip pat sukėlė pasipriešinimą ir 1844 metais Smithas buvo nužudytas per riaušes Ilinojuje. Nepaisant to, jo pasekėjai liko atsidavę šiai idėjai, o mormonų grupės ir toliau judėjo į pietus ir vakarus per ateinančius metus, ieškodamos naujų atsivertusiųjų. Ir būtent viena iš tokių mormonų grupių atvyko į Smito plantaciją Misisipėje 1847 metais. Netrukus po to, kai mormonų misija atvyko į Misisipę, Robertas Smithas atsivertė į paskutiniųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčią ir nusprendė persikelti į Jutą, nes mormonų bažnyčios vadovai ten buvo nuvykę įkurti naujos bendruomenės pasienyje. Jis pasiėmė savo šeimą ir vergus kartu su savimi, tarp jų ir Bidę su 3 jos dukromis. Ten Josepho Smito įpėdinis kaip bažnyčios vadovas, Brahamas Youngas, atvedė savo žmones į Salt Lake'o slėnį ir jie pradėjo kurti gyvenvietę, kuri taps mormonizmo širdimi – Salt Lake'o miestu. Būtent čia Smitai ir didesnė vilkstinė, kurios dalis jie buvo patraukę 1847 metais. 1848 metais jie kirto Koloradą ir atvyko į Jutą. Kelionės metu Bidės medicininiai įgūdžiai buvo labai naudingi ir ji buvo svarbi vilkstinės narė. Kai jie pagaliau atvyko į Jutą, Smithas ir jo grupė apsigyveno Kotonudo miestelėje, netoli Salt Lake City'o. Paskutinių jų dienų šventųjų bažnyčia nebuvo abolicionistinė religinė bendruomenė. Iš tiesų, Brigamas Youngas aiškiai jautė antipatiją afroamerikiečiams, o vergovė buvo leidžiama Salt Lake City'je ir aplinkinėse gyvenvietėse. Tačiau 1851 metais Youngas priėmė sprendimą, kuris iš pirmo žvilgsnio atvėrė galimybę Baidai įgyti laisvę. Dar 1848 metais Jungtinės valstijos taikos sutartimi po Meksikos ir Amerikos karo įgijo didžiules teritorijas, besitęsiančias nuo Teksaso iki Ramiojo vandenyno. Tai apėmė regioną, meksikiečių vadintą Alta Kalifornija, kuris greitai tapo JAV Kalifornijos valstija. Taip pat 1848 metais Kalifornijoje buvo atrastos didelės aukso gyslos ir kai ši žinia pasklido, 10 000 aukso ieškotojų ir kitų nuotykių ieškotojų pradėjo masiškai keliauti į vakarus į Kaliforniją. 1849 metų aukso karštinė ir vėlesni metai lėmė itin spartų valstijos vystymąsi, o Brigamas Youngas labai norėjo, kad paskutiniųjų dienų šventųjų bažnyčia turėtų savo atstovybę Kalifornijos regione. Todėl 1851 metais jis išsiuntė misiją į pietvakarius, į San Bernardiną, Kalifornijoje. Jis nurodė tiems, kurie leidosi į kelionę, kad kai Kalifornija 1850 metais buvo priimta į sąjungą kaip 31 valstija, ji tapo laisva valstija. Todėl vergai negalėjo būti laikomi šioje valstijoje ir kiekvienas, kuris atsivežtų savo vergus iš Jutos į Kaliforniją, iš esmės suteiktų jiems laisvę. Taigi, kai Robertas Smithas nusprendė prisijungti prie misijos į Kaliforniją su savo šeima ir vergais, atrodė, kad Bidi greitai įgis laisvę, tačiau Smithas turėjo kitų ketinimų. Robertas Smithas neišlaisvino savo vergų atvykęs į Kaliforniją, o daugelis tokių vergų kaip Bidi visiškai nežinojo, kad įžengę į šią valstiją jie turi teisę į laisvę. Be to, ankstyvaisiais 1850-aisiais Kalifornijos valdžia dažniausiai nenorėjo persekioti vergvaldžių, kurie atvyko į valstiją su vergais ir jų neišlaisvino.
Todėl Bidi ir jos dukros liko vergovėje dar keletą metų po atvykimo į Kaliforniją. 1855 metais viena iš Bidi dukterų, Ellen, pradėjo susitikinėti su laisvu juodaodžiu vyru vardu Charlesas Owensas. Iš Owenso Bidi sužinojo, kad Kalifornijos įstatymai uždraudė vergovę ir kad ji turi teisę teisiškai apskųsti savo ir dukterų kaip Roberto Smito vergių statusą. Tada Owensas padėjo jai pateikti peticiją dėl to Los Andželo apygardos teismui. Bidi neleido kalbėti savo vardu, tačiau jos vergvaldys Robertas Smitas nepasirodė teisme, todėl buvo nuspręsta suteikti Bidi ir jos 3 dukterims laisvę pagal Kalifornijos įstatymus. Taigi byla buvo atidėta 1856 m. sausį, kai Bidi buvo maždaug 38 metų. Šiuo metu Bidi pasirinko Mason pavardę kaip savo. Tai buvo mauzoliejaus vidurinė pavardė, mormono iš San Bernardino, pas kurį Bidi kurį laiką dirbo ir kurį matyt gerbė. Iškovojusi laisvę savo ir savo dukrai, 1856 metais Bidi su dukromis apsigyveno pas Owensų šeimą, kuri padėjo jai apskųsti bylą teisme, o jos duktė Ellen netrukus ištekėjo už Charleso Owenso. Bidi įsidarbino slauge, puikiai pritaikydama medicininius įgūdžius, kuriuos įgijo augdama Džordžijoje. Ji greitai ėmė klestėti šioje profesijoje, nes Kalifornija vėlyvaisiais 1850-aisiais siaubė raupų protrūkis. Ir ankstyvaisiais 1860-aisiais, o jos pribuvėjos įgūdžiai nuolat buvo labai paklausūs. Mason gyveno taupiai ir šiuo laikotarpiu taupė pinigus. Iki 1866 metų ji buvo sutaupiusi pakankamai pinigų, kad galėtų nusipirkti savo namą Spring gatvėje, Los Andžele, už $250. Tai buvo pigi kaina, nes tuo metu Spring gatvė buvo Los Andželo pakraštyje. Tačiau miestui sparčiai augant, ši vieta tapo labiau centrinė. Įsigijusi šį namą, Bidi tapo viena iš pirmųjų juodaodžių moterų turinčių nuosavybės Kalifornijoje ir netrukus jį įsigijo dar daugiau. Tas pats taupumas, kurį įrodė pirmaisiais laisvės metais, išliko ir 18-7 dešimtmetyje. Ir Bidi pradėjo naudoti sutaupytus pinigus pigiam nekilnojamajam turtui miesto pakraščiuose pirkti, kurį po kelių metų parduodavo už nemažą pelną, nes nekilnojamojo turto vertė Los Andželo apylinkėse toliau augo. Iki 18 amžiaus 80-mečio pradžios ji buvo sukaupusi nemažą turtą ir panaudojo jį pradėdama statyti komercinius pastatus mieste, kuriuos vėliau nuomojo kaip biurus. Dėl šio verslumo ir jos gebėjimų Kalifornijos nekilnojamojo turto srityje iki 18 amžiaus 90-mečio pabaigos Bidi Madison, moteris, kuri prieš 70 metų gimė kaip vergė Džordžijoje, buvo sukaupusi apie $300,000 turtą, kuris šiandien būtų vertas maždaug $10 milijonų. Bidi veiklą apėmė ne tik jos verslo interesus. 1872-aisiais ji kartu su savo žentu Charlesu Owensu taip pat įkūrė pirmąją Afrikos metodistų episkopalinę bažnyčią Los Andžele, pirmąją afroamerikiečių bažnyčią šiame mieste. Susitikimai, kuriuose buvo planuojamas ir organizuojamas bažnyčios įkūrimas, vyko Mason namuose Spring gatvėje. Žemę, ant kurios buvo pastatyta bažnyčia, taip pat tiesiogiai paaukojo ji pati. Mason taip pat šiandien plačiai vertinama dėl savo filantropinės ir labdaringos veiklos. Pavyzdžiui, jai priskiriamas svarbus vaidmuo steigiant pirmąją pradžios mokyklą mieste afroamerikiečių vaikams. Jie pats skyrė nemažas aukas vietos labdaros organizacijoms ir įvairioms iniciatyvoms, kai tik jos asmeninis turtas leido tai padaryti. Kai kurios iš šių veiklų yra gana įspūdingos. Mason dažnai lankydavosi savo regiono kalėjimo kaliniuose, kad sužinotų, kaip jiems būtų galima suteikti teisinę pagalbą. 1880 metais, kai Los Andželą užklupo stiprūs potviniai ir tūkstančiai žmonių liko be nieko, Mason atidarė sąskaitą savo vardu keliose maisto prekių parduotuvėse ir per jas daugelį savaičių apmokėdavo potvinio aukų pirkinius. Galiausiai, vėlesniais metais į savo namus iš esmės pavertė našlaičių ir vargšų prieglaudą. Žmonės kasdien čia lankydavosi, ieškodami pagalbos dėl savo skurdo, o kai Bidi dėl prastos sveikatos jau nebegalėjo jų pasitikti prie vartų, jos anūkas atvesdavo juos į namus susitikti su ja.
Nenuostabu, kad dėl viso to Los Andželo afroamerikiečių bendruomenėje Bidė tapo žinoma kaip močiutė Mason. Mason mirė 1891 m. sausio 15 d., būdama 73 metų amžiaus Los Andžele. Nors ji tapo gerbiama asmenybė savo bendruomenėje, tiek dėl savo filantropinės veiklos, tiek dėl religinės veiklos, vis dėlto ji buvo palaidota nepažymėtame kape Evergreen kapinėse, esančiose Boyle Heights rajone mieste. Tik beveik po 100 metų jos indėlis į ankstyvąją Kalifornijos istoriją buvo pripažintas, kai 1988 metais ant jos kapo buvo pastatytas didelis antkapis. Po metų Kalifornijos afroamerikiečių muziejus surengė parodą skirtą jos gyvenimui pagerbti ir paskelbė 1989 metų lapkričio 16-ąją Biddy Mason diena. Šiandien Los Andžele jos garbei pavadintas Biddy Mason atminimo parkas. Taip, praėjus 100-mečiui po jos laikų, Mason išskirtinė istorija tapo plačiau žinoma visuomeniai. 1855 metų pradžioje visoje Amerikoje sensacija tapo nuotrauka, kurioje užfiksuota atrodytų baltaodė 7 metų mergaitė. Jos vardas buvo Mary Mildred Williams ir ji ką tik buvo išlaisvinta iš vergijos Virdžinijoje. Šios nuotraukos autorius buvo senatorius Charlesas Sumneris, kuris tikėjosi sukelti pasipiktinimą visoje šalyje ir paskatinti abolicionistų judėjimą. Bet kas buvo ši mergaitė ir kaip ji atsidūrė pavergta Amerikos pietuose? Mergaitė nuotraukoje, kurią Charlesas Sumneris platino po Ameriką XIX amžiaus 6-ojo dešimtmečio viduryje, buvo Mary Mildred Botts, kuri vėliau tapo geriau žinoma kaip Mary Mildred Williams. Jos istorija yra savotiška, pabrėžianti keistą rasinių santykių ir vergovės politikos pobūdį Amerikos pilietinio karo išvakarėse. Ji gimė vergijoje, netoli Vašingtono kaimo, Viljamo grafystėje, Virdžinijos valstijoje. Tiksli valstija nėra aiški, bet žinome, kad ji gimė 1847 metais. Manoma, kad Marys tėvas buvo Setas Bottsas. Jis buvo pavergtas vyras, turėjęs sudėtingą šeimos liniją. Nėra visiškai tiksliai žinoma, kas buvo jo tėvas, tačiau atrodo tikėtina, kad tai buvo vienas iš Bottso šeimos narių, tos pačios šeimos, kuri jį pavergė. Daugelis Bottso šeimos narių buvo žymus politikai XIX amžiaus Virdžinijoje. Pavyzdžiui, Johnas Bottsas buvo JAV atstovų rūmų narys nuo 1846 iki 1850 metų. Tačiau, kaip pamatysite, yra diskusijų, ar Setas Bottsas iš tikrųjų buvo Marijos biologinis tėvas. Marijos motina buvo Elizabeth Nelson. Ji buvo savo vergvaldžio duktė ir gimė Powerso rane, Virdžinijoje 1822 metais. Jos tėvas buvo Thomas Nelsonas, todėl Elizabeth užaugo vergijoje pas savo paties tėvą. Kai jai buvo apie 20 metų, ji susipažino su Setu ir jie greitai susituokė. Jie susilaukė pirmojo vaiko, berniuko, vardu Oskaras, 1845 metais. Po 2 metų gimė Mary, o antra dukra, vardu Adelė, gimė 1849 metais. Tačiau buvo kažkas neįprasto Seto ir Elizabetės dukrose. Kažkas, kas vėliau sužavės visą šalį. Nors jų tėvai buvo vergai, Mary ir Adelė atrodė visiškai baltaodės. Šnabždesiai stiprėjo, gandai plito, kilo klausimų. Ar tai tikrai buvo Seto vaikai? O gal už jų blyškios odos lypėjo paslėpta istorija ir galbūt dar viena paslaptinga tėvystė? Tik tikriausiai Setas Bottsas labai anksti pradėjo įtarti, kad Mary Radelaite nėra jo biologinės dukros, atsižvelgiant į jų šviesią odos spalvą. Prieš pilietinį karą pietuose buvo tragiškai įprasta, kad vergvaldžiai sau leisdavo laisvės su pavergtomis moterimis, dažnai tapdami vaikų, kurie mažai kuo priminė savo teisėtus tėvus, tėvais. Pavergtos moteris taip pat kartais galėjo būti paskolintos kitam namų ūkiui ir žinoma, jų nuosavybė galėjo pasikeisti. Būtent tai ir nutiko Elizabetai 1846 metais prieš gimstant Mary. Elizabetos tėvas Thomasas Nelsonas mirė 1845 metų pabaigoje ir ji kartu su motina bei seserimis perėjo jos tėvo svainio J.S. Weedeno nuosavybėn. Taigi nuo 1846 metų pradžios jis pradėjo perimti savo mirusio giminaičio vergus. Būtent šiuo laikotarpiu gimė Mary ir Adelė, abi tokios šviesios odos, kad galėjo lengvai būti palaikytos baltaodėmis.
Atsižvelgiant į laiką ir jų išvaizdą, daugelis manė, kad Vydinas buvo jų tėvas, tačiau tiesa buvo dar sudėtingesnė. Setas Bocas galėjo būti nuoširdžiai sutrikęs. Ar jis yra Merės ir Adelės tėvas? Ir tai suprantama. Jis kartais vis dar susitikdavo su Elžbieta po to, kai ji paliko Nelsono ūkį, ir tų susitikimų laikas galėjo sutapti su Merės ir Adelės pradėjimu. Vergijos kraujo santykių dinamikoje tokios nežinios nebuvo retos. Be to, Merės motina, Elžbieta Nelson, taip pat buvo labai šviesios odos. Tuo metu rasinėse klasifikacijose ji tikriausiai būtų buvusi vadinama kvarturone arba okturone, terminais naudotais to laikotarpio pseudomokslinėme rasinėme skaičiavime. Tai buvo žymima, kad žmogus yra atitinkamai 1/4 arba 1/8 juodaodis, o daugiausia baltasis. Jos tėvas Tomas Nelsonas buvo baltasis, o motina mišrios rasės. Grįžtant dar toliau, Elžbietos protėviuose buvo nemaža dalis baltųjų kolonistų kilmės, kuri XIX amžiaus visuomenės akimis nusvėrė jos afrikietišką paveldą. Prie to prisidėjo ir tai, kad Setas Botas taip pat buvo mišrios rasės vergas, nesantuokinis laisvo balto vyro sūnus. Atsižvelgiant į jo pačią sudėtingą kilmę, tampa aiškiau, kodėl Merė ir Adelė atrodė beveik visiškai baltos ir kodėl Setas negalėjo būti tikras, ar jis yra jų biologinis tėvas. Štai kaip nerima keliančiai, paini galėjo tapti vergovė ir rasinė tapatybė Amerikos pietuose. Tai kartų nesaikingo išnaudojimo ir giliai įsišaknijusios galios nelygybės tarp vergvaldžių ir pavergtųjų pasekmė. Merė Mildred Botts niekada nebūtų atsidūrusi visuomenės dėmesio centre, jei ne rasinė ir politiškai įtempta atmosfera Jungtinėse valstijose jos gimimo metu. Vergovė buvo praktikuojama teritorijoje, kuri tapo Jungtinėmis valstijomis jau 1619 metais. Per kitą pusantro šimtmečio vergovė išsiplėtė ir kai 1776 metais buvo paskelbtas nepriklausomybės deklaracija, besiformuojančioje šalyje jau buvo keli šimtai tūkstančių vergų. Tačiau net ir tuo metu vis labiau augo diskusijas apie vergovės moralumą. Kai kurios naujosios Anglijos valstijos pradėjo riboti ar net uždraudė vergovę dar 18 amžiaus 8-ajame dešimtmetyje. Tačiau pietinėse valstijose, tokiose kaip Virdžinija, Karolinos ir Džordžija, ekonomika visiškai priklausė nuo tokių augalų kaip tabakas ir medvilnė auginimo, kuriuos laukose rinko vergai. Dėl to čia buvo stiprus pasipriešinimas vergovės panaikinimui. Vergovės klausimas tęsiasi dešimtmečius. Daugelį metų iki Merės gimimo dauguma šiaurinių valstijų buvo panaikinusios vergovę, tačiau sutiko gyventi santarvėje su pietinėmis valstijomis, kuriuose vergovė išliko įsišaknijusi. Ši nerami pusiausvyra leido kiekvienam regionui eiti savo keliu. Tačiau Amerikos plėtra į vakarus ir naujų teritorijų bei valstijų priėmimas 1840 ir 1850 vėl įplėskė aršius konfliktus dėl to, ar vergovė bus leidžiama šiose naujose žemėse, sugrąžindami vergovės klausimą į nacionalinį dėmesio centrą su nauju intensyvumu. 1854 metais atsirado Respublikonų partija kaip nauja stipri jėga, drąsiai paskelbusi vergovės panaikinimą savo pagrindinę misiją. Tarp jos steigėjų buvo Masačusetso senatorius Čarlzas Semneris, atkaklus laisvės gynėjas. Netrukus po šio didžiulio politinio lūžio, Mary Mildred Williams atsidūrė pačiame nacionalinio dėmesio centre, o jos istorija buvo pasirengusi įžiebti audrą, kuri sudrebins susiskaldžiusios tautos pamatus. Mary Mildred Botts vergijoje praleido tik 7 metus, tačiau tie metai paliko randus, kurie buvo daug gilesni nei grandinis. Sunku ir nestabilu buvo ta vieta, kurią Mary, jos broliai ir seserys bei motina užėmė Vydienų namuose. Ji buvo kupina įtampos ir sudėtinga. Vydienas buvo pasiryžęs parduoti daugelį vergų, kuriuos paveldėjo iš Nelsono. Tačiau teismuose jam tai trukdė padaryti dėl sudėtingos problemos. Problema dėl teisėtos Elizabetos ir jos palikuonių nuosavybės. Tai buvo susijęs su jos itin painia šeimos linija. Todėl Elizabeta ir jos vaikai daugelį metų liko teisinėje nežinioje Uideno plantacijoje. 1850 metais, pasiryžęs pats lemti savo likimą, Setas Botas leidosi į drąsią ir pavojingą kelionę. Padedamas Henrio Williamso, išlaisvinto vergo ir patikimo sąjungininko, jis suklastojo laisvės dokumentus, kurie pakeitė viską.
Rizikuodamas viskuo, Setas pabėgo iš Virdžinijos, keliaudamas pavojingu pogrindiniu geležinkeliu. Slapta gyvybės linija daugybei pabėgusių vergų, ieškančių laisvės šiaurėje. Atvykęs į Bostoną, jis pasinėrė į nenuilstamą darbą, vedamas vieno galingo tikslo – išpirkti savo žmonos ir vaikų laisvę. Dėl nepalaužiamos valios ir svarbios abolicionistų sąjungininkų paramos, iki 1855 pradžios jis buvo surinkęs pakankamai pinigų, kad išpirktų jų laisvę. Tada šeima pasirinko Williams pavardę, tą pačią, kuri buvo suklastotose dokumentuose, paskatinusiose jų pabėgimą. Stulbinančios permainos dėka mažoji merė Mildred Botts nebebuvo vergė Virdžinijoje. Ži tapo Mare Mildred Williams, laisva mergaitė Bostone, pasirengusią mesti iššūkį visai tautai. Čia į viską įsitraukė Čarlzas Sumneris. Kai merė, jos motina ir kiti broliai bei seserys įgijo laisvę 1855 metų pradžioje, Setas jau buvo užmezgęs ryšius su abolicionistų judėjimu Šiaurės laisvosiose valstijose. Vienas iš tokių ryšių buvo Sumneris, ką tik padėjęs įkurti Respublikonų partiją. Jis buvo girdėjęs apie Merės ir Adelėjos sudėtingą šeimos paveldą ir apie tai, kad kiekvienam, kuris jas matė, jos atrodė baltos. Supratęs vaizdų galę kovoje dėl žmonių širdžių ir protų, senatorius Čarlzas Sumneris pasirūpino, kad Merės būtų padaryta dagerotipinė nuotrauka, tikriausiai pasirinkdamas ją todėl, kad ji buvo vyresnioji iš 2 seserų. Gauta nuotrauka netrukus buvo išspausdinta Boston Telegraph ir New York Daily Times laikraščiuose, kartu su redakciniais straipsniais, kurie nustebino skaitytojus. Kaip mergina, kuri atrodė taip akivaizdžiai baltaodė, galėjo būti pavergta. Nuotrauka tapo nenuginčiamų įrodymų apie moralinį supuvimą, slypintį vergovės širdyje, atskleidė pietų iškreiptą rasinę logiką ir piktnaudžiavimus visiems matyti. Reakcija buvo audringa. Straipsniai sukėlė nacionalinį sensaciją, o Merės atvaizdas išplito žaibiškai, paversdamas ją pirmuoju tikru Amerikos kampanijos veidu vos po 10-mečio nuo fotografijos atsiradimo. Pajutęs pagreitį, Sumneris išsivežė ją į kalbų turą po šiaurę, naudodamas jos istoriją kaip ginklą. Kalboje po kalbos jis pabrėžė, kad vergovė ne tik atėmė žmogiškumą iš milijonų, bet ir ištrynė pačias rasės ribas, daugiausia per kartas trunkantį seksualinį išnaudojimą. Merė Mildred Williams nuo tada tapo gyvų pietų kaltinimu. Jos veidas atspindėjo ne tik vienos mergaitės istoriją. Jis atspindėjo pūvančią veidmainystę, kuri vis labiau stūmė šalį pilietinio karo link. Merė Mildred Williams tuo metu buvo tokia jauna, kad tikriausiai net nesuvokė, kokią didžiulę reikšmę jos istorija turėjo šalies politikai. Po kelionės su Sumneriu, ginčiai dėl jos bylos nurimo ir ji grįžo gyventi į Bostoną su savo broliais ir seserimis, kurie dabar pagaliau galėjo gyventi kaip šeima, turėdami savo laisvę. Vis dėlto Merės laikotarpis, kai ji buvo plakato mergaitė, turėjo didelę įtaką ir pasiekė kulminaciją 1856 m. gegužės 22 dieną. Ta dieną Sumneris buvo užpultas JAV Senato salėje vieno iš pietinių valstijų vergovės šalininkų ir atstovų rūmų nario Prestono Brookso. Šokiruojančiai, Brooksas vos nenumušė Sumnerio iki mirties. Jam buvo padaryta sunki stuburo trauma, nuo kurios jis atsigavo tik po eksperimentinės operacijos Europoje 1858 metais. Šis žiaurus 1856 metų Brookso išpuolis prieš Sumnerį plačiai laikomas lemiamu momentu, kai nutrūko santykiai tarp šiaurės ir pietų. Smurtinis gilėjančio susiskaldymo simbolis, kuris galiausiai privedė prie Amerikos pilietinio karo pradžios 1861 metais. Tas karas baigėsi po 4 metų, kai prezidentas Abrahamas Lincolnas paskelbė emancipacijos proklamaciją ir galiausiai buvo ratifikuota 13 pataisa, kuri panaikino vergovę Jungtinėse valstijose. Oficialiai pasibaigus vergoviai, prasidėjo ilgas ir skausmingas išnaudojimo sistemos, kuris suformavo sudėtingą ir tragišką Merės Williams protėvių istoriją – ardymas. Tačiau jos istorija tuo nesibaigė. Išgarsėjusi visoje šalyje XIX amžiaus 60-mečio viduryje, kaip jauna mergaitė, kurios išskirtinis atvaizdas sukrėtė tautą, Merė Mildred Williams tyliai pasitraukė iš visuomenės akiračio. Tačiau ji nugyveno ilgą gyvenimą, nors ir šiek tiek neįprasta tuo laikotarpiu. Pasibaigus pilietiniam karui, ji ir toliau gyveno Bostone, Massachusetts'e.
Prie jos ir jo šeimos ten prisidėjo vis didesnis buvusių vergų srautas, kurie migravo iš pietinių valstijų į šiaurinius pramoninius miestus, kai XIX amžiaus pabaigoje keitėsi Amerikos ekonominis gyvenimas. Savo namuose Bostone Williamsų šeima gyveno kartu su kai kuriais kitais migrantais iš pietų. Josephina ir Josephas Jacksonai buvo išlaisvintų vergų pora iš Luizianos. Henris Klejus buvo 19 metų buvęs vergas iš Šiaurės Karolinos ir buvo dar keli kiti. Todėl Williamso namai Masačusetse tapo prieglobsčiu daugeliui buvusių vergų iš pietinių valstijų, kurie galėjo atsistoti ant kojų šiaurėje prieš atvykdami į Bostoną XIX amžiaus 8 ir 9 dešimtmetyje. Laikui bėgant šeima pradėjo tolti vieni nuo kitų. Kiekvienas narys pradėjo savo gyvenimą ir kelionę. Merė ir Elizabetė apsigyveno name Hyde Parke, Bostone, daugiausia Baltaodžių rajone. Gyvendama ten, Merė įgijo gerbiamą darbą. 1882 metais dirbdama raštvedė nuosavybės aktų registracijos biure. Už šį darbą buvo mokamas metinis $780 atlyginimas. Tai buvo padori suma tuo metu, šiandien prilygstanti maždaug $25,000. Tada, 1888 metais, ji persikėlė į butą Tremont gatvėje, kad būtų arčiau darbo. Marija akivaizdu mėgo šias pareigas ir liko ten dirbti iki pensijos, kurią išėjo kažkurio pirmųjų 20 amžiaus metų laikotarpiu. Marija niekada neištekėjo ir neturėjo vaikų. Jie po daug metų pergyveno kitus savo šeimos narius. Ji buvo vienintelė, kuri dar buvo gyva, prasidėjęs 20 amžiui. Kaip įdomus rasinės tapatybės aspektas pokario Amerikos laikotarpiu. Ji, suaugusi, pasirinko save laikyti baltaude ir taip yra įrašyta oficialiuose surašymo dokumentuose bei panašiuose šaltiniuose. Vienas iš jų įrašų, 1900 metų JAV federalinis surašymas, taip pat nurodo, kad ji gyveno su partnerė moterimi vardu Mary Maynard, kuri tuo metu buvo 45 metų amžiaus. Tuo metu ji gyveno Beacon Hill rajone Bostone, kuris buvo žinomas dėl laisvesnio požiūrio į gėjų ir lesbiečių santykius, kai jie nebuvo viešai demonstruojami. Mary Maynard tikriausiai buvo Mary Mildred Williams partnerė, o tai paaiškintų jo sprendimą nesituokti ir neturėti vaikų. Mary Mildred Williams gyveno iki 1921 metų mirė Bostone, būdama apie 70 metų. Tai buvo tylus, nepastebėtas gyvenimo, kuris kažkada buvo patraukęs visos tautos dėmesį, pabaiga, buvusi vaikų ikona, kovojusi už vergijos panaikinimą, nugrimzdo į užmarštį, kai istorija žengė toliau be jos. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Amerikos vergiją. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie šį vaizdo įrašą. Ir jei turite kokių nors pasiūlymų, taip pat praneškite apie juos komentaruose. Taip pat praneškite, jei norėtumėte daugiau temų apie afroamerikiečių istoriją, vergijos istoriją ar panašius dalykus. Taip pat tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę ir įjungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus vos tik juos įkakeliu. Na tai tiek iš manęs, tad pasimatysime visi kitame pamirštų gyvenimų epizode. Ačiū.